Sveiki, Lina, aš esu Lina, dalyvavau Efektyvumo akademijos programoje internetinėje ir šiandien norėčiau pasidalinti savo atsiliepimu. Pirmiausia, tai kodėl susigundžiau dalyvauti programoje? Tai dėl to, kad iš tikrųjų jaučiu, kad savo gyvenime efektyvumo liktai ir mažoka. Noriu padaryti daugiau, nepadarau, ar lyg darau daug, bet rezultatų yra ne tiek, kiek norėčiau. Todėl, kaip radau kvietimą internete dalyvauti šioje programoje, iškart pasakiau, kad noriu. Nors kažkaip ūpo šiek tiek buvo gal ir mažoka pradžioje. Bet vėliau jaučiu, kad entuziazmas ėmė kilti ir užduotis, kurias atlikdavom kiekvieną dieną, jos man pripildydavo naujos energijos ir tikėjimo, pozityvumo. Ir iš tikrųjų jau artėjant į pabaigą supratau, kad tai, ką gavau programoje, tai yra labai daug. Ir ta pati energija, užtaisas, taip pat prisiminimas savo jau ir pamirštų įpročių, kas gali padidinti dienoje efektyvumą. Taip pat savo ribų atsiminimas ir iš tikrųjų savo gebėjimų, galimybių prisiminimas, iš tikrųjų kiek aš galiu, mes kartais labai tai pamirštame. Ir ši programa padėjo man tai prisiminti, ką aš galiu, kiek aš galiu, todėl tikrai sugrįžo tas didesnis pasitikėjimas savimi, tikėjimas tuo, ką darau, o išėjimas iš komfortinės zonos, tai irgi ta prasme pažadino mano miegančiasias puses, kurios buvo užmigusios ir pamiršusios, ką aš galiu. Todėl tikrai rekomenduoju programą tiems, kurie nori daugiau efektyvumo į savo gyvenime, nori nuveikti daugiau per dieną, nori būti sveikesni, nori turėti daugiau energijos, pozityvumo, turėti bendraminčių grupę, kuriame galime pasidalinti mintimis, baimėmis ir įsikvėpti vienas kitus. Na ir žinoma, tiems, kuriems jaučiate, kad tas vidinis kritikas jūs vis sako ne. Tai va, tai iš tikrųjų programa bus pats metas jums tai išjudinti. Todėl ačiū labai Jūratei Kančauskienei, kuri organizavo šitą programą ir už jos idėjas, energiją, optimizmą, tą užtaisą. Ir ačiū labai. Ir ši programa tikrai padėjo man efektyviau dirbti, veikti ir tiesiog labiau įsikvėpti ir pasitikėti. Ačiū.